Taigi, mielas žiūrovė, paklausyk manęs. Papasakosiu tau anekdotą. Jūs viską žinot, ne? Jūs pataisysit mane, jeigu ką. Oi, viskas čiagi filmuojam visą laiką. Nieko. Kerpam, viską kerpam. Sveiki visi, aš esu animatorius Meinardas Vatkevičius. Animaciją užsiemu labai ilgą laiką, turbūt keistai skambės, man pačiam keistai skamba, kai sakau, kad daugiau negu pusę viso savo gyvenimo, o atrodo jau esu pakankamai didelis ir dar vis žaidžiu ir darau animacinius filmus. Ir tuo labai didžiuojuosi, apie tai visą laiką svajojau, animaciją atsidūriau visiškai atsitiktinai, galbūt ir jūs susidomėsite animaciją bekurdami ir sukursite ateitį nuostabių animacinių filmų. Mano kelias prasidėjo seniai, kai aš buvau 6 ar tai 7 klasiai. Ir iš vis aš turėjau būti ne animatorius, o automodeliuotojas, taip sakykime. Žaisti su automobiliais. Buvau berniukas, piešiau automobilius, mokėjau piešti, bet automobilių būrelėje, į kurį aš turėjau eiti, nebuvo vietų. Taigi tėtis pasiūlė eiti į animaciją. Nes toks buvo užsiėmimas, kaip kurkim animacinius filmus, darykim animaciją, aš nuėjau, suanimavau vištą, kuri padeda kiaušinį, iš jos išsirita dinozauras, kuris padeda kiaušinį, iš jo išsirita kareivis ir jis viską sugadina, nes viskas sušaudo ir man labai patiko tas dalykas, kad ant popieriaus galima atgaivinti charakterius, tarsi suteikti gyvybę, padaryti kažką, ko galbūt nenufilmuosi. Todėl ir pasirinkau animaciją, nes animacijai negalioja jokie dėsniai. Jeigu aš būčiau filmuotojas ir mano scenarijoje, tarkim, būtų dinozaurai, visokie, net nežinau, kosminiai karai, tai biudžetas būtų labai didelis, nes reiktų ir nufilmuoti, ir dinozaurą surasti, ir turbūt aišku, kad dinozaurą nesurasim, į kosmosą neišskrisim, tai animacijai tokie dalykai negalioja. Animacijai gali nupiešti dinozaurą, gali išskristi į kosmosą ir viską tu gali padaryti. Reiškia, ribų jokių nėra. Man tai buvo labai svarbu. Taigi, jūsų pagrindinė užduotis bus sukurti scenarijų. Scenarijų galima kurti dviem keliais. Nuo charakterio, personažo arba nuo istorijos. Aš, kaip animatorius, dažniausiai pradedu viską nuo personažo. Turiu blanknotą, mėgstu paišyti ir papėckėjau kažkokį personažiuką, koja ilga, ranka ilga, istorija. Kodėl jo čia ranka ilga? Galbūt lagaminą jisai kėlė, pakėlė, ranka išsitempė. Jau kažkokia intriga, kažkokia istorija. Arba galima viską pasakoti nuo istorijos. Visa esmė, kad jūs gausite kelis raktažodžius ir turėsite papasakoti konkrečią istoriją. Jeigu jūs gausite tas kelis raktažodžius, tai gali būti 3 žodžiai, gali būti 5, 6, 7, nesvarbu kiek žodžių, vis tiek jie turės kažkokią bendrą temą. Reiškia, tarkime, tema galėtų būti apie jūsų asmeninius finansus. Kaip juos valdyti, kaip juos prižiūrėti ir kaip išbristi iš balos sausam. Ir dar turėti susitaupius kažkiek pinigų. Gerai, tarkime, jūs turite istoriją. Jums reiks po to pasidaryti scenarijų ir iš to scenarijaus pasidaryti kadruotę. Pradedam nuo pradžių, nuo istorijos. Taigi, jūs gavot kelis raktažodžius ir aplink tos raktažodžius turite sukurti kažkokią istoriją. Nežinau, tai gali būti apie banknotą, apie valiutą, apie einantį finansą. Tarkim, eina žmogus, kurio vardas yra finansas, jisai eina į banką ir daro tokius ir tokius dalykus. Tai jau yra kažkokia istorija. Kaip dabar tą istoriją apvilkti į scenarijų? Scenarijų, kuris yra parašytas tvarkingai, kuris leidžia nufilmuoti arba suanimuoti filmą. Scenarijus turi būti parašytas tvarkingai. Jis turi turėti įžangą, turi turėti dėstymą, turi turėti tą aukščiausią tašką ir turi turėti išrišimą. Turi pabaiga atsakyti į pradžią. Pats scenarijaus principas, kaip jis rašys, jis neturi rašytis. Eina mergaitė ir galvoja, kokia šiandien graži diena. Jūs to nenufilmuosit. Reiškia, scenarijus turi būti rašomas taip. Matome taip, eina mergaitė iš kairės ekrano pusės į dešinę, jinai šypsosi, sudarome iliuziją, kad jinai apie kažką galvoja. Teigiamam, uždedame muziką linksmesnę, mums viskas aišku. Saulė šviečia, mergaitė eina, yra viskas linksma. Toliau. Mergaitės stambus planas, mergaitė atsisuko, mes užfiksuojame jos akis, mergaitė kažką pamatė.
Taip yra rašomas scenarijus, tikrai nerašomas grožinė literatūra. Aišku, galima parašyti jinai su nuostabiais gražiais batukais, jinai ten tokia anokia, bet turi būti konkretus. Įsivaizduokite, kad istorija yra kaip jūs jaučiate visą tą dalyką, o scenarijus yra kaip jūs matote visą tą dalyką. Reiškia, jums nereikia pasakoti, kas ką galvoja, kokias ten epitetus naudoti, jums reikia konkrečiai, pamačiau, ką matau, tą rašau. Sninga, mergaitė eina, verkia ir iš viso to turi gauti istoriją. Ir prieiname trečią žingsnį, kuris man asmeniškai yra vienas įdomiausių, nes pagaliau, kai yra parašytas scenarijus, sukurta istorija, galime ją atvaizduoti popierį. Tarkime, scenarijoje jūs rašote, kad eina mergaitė raudonais batais, jūs turite atvaizduoti, kaip ta mergaitė eina, kokį jinai ūgio, iš kokio kadro centro ar iš šono. Ir jūs turite visą istoriją nupiešti atskirais kadrais. Tai tarsi nupiešti vieną ilgą komiksą. Kodėl tai yra mano mėgstamiausia dalis, nes aš mėgstu piešti, esu animatorius ir aš galėčiau piešti ir piešti. Kaip aš darau? Visi turbūt esat matę tokius lipnius geltonus lapukus, kuriuos galite susiklijuoti bet kur. Aš asmeniškai darau taip. Paimu lapuką ir ant jo nusipiešiu paprastą stikmeną, kuris vaizduoja, tarkim, žmogų, kuris eina ten ir ten. Ir aš daug lapukų, kaip komiksą, susipaišau ant to lapo. Jeigu man nepatiko kažkuris kadras, aš išmetu, ten vis tiek yra nupieštas paprastas stikmenas ir jo visiškai negaila. Kitu atveju, kai jau busit nusipiešę visą istoriją, pasikvieskit mokyti ar kažką ir aptarkite. Aha, čia eina tas personažas, ar istorija atsako į tą visą klausimą, kuris buvo apie jūsų finansų valdymą, ar ta istorija papasako, jeigu nepapasako, viską nutrinkit ir iš naujo nupieškit. Realiai, taip piešint iš stikmenų galime per valandą, dvi visą istoriją supiešti. Jeigu turėsit gabesnių žmonių komandai, galbūt ir per 25 minutės viską supiešite. Viskas priklauso nuo jūsų. Aišku, istorija neturėtų būti papasakota ant kažkokių geltonų lapukų. Kai jau viską pasitvirtinsit su mokytojais, su viskuo, tada jau švaraštinę versiją galite persipiešti ant normalaus popieriaus. Jeigu darysite animacinį filmą, mano patarimas, padarykite personažą kažkiek kitokį. Tarkim, jis visą laiką akim trukčioja, ar visą laiką muistosi. Net jeigu ir filmuosite, tarkim, savo senelį ar dėdę, nesvarbu ką, įsivaizduokite, kad jis turi kažkokią detalę, tarkim, jisai ateina ir spriktelė ateina, jis iškart įgaus charakterį. Nežinau, ar ilga koja, ar batų raišteliai skirtingi, nesvarbu ką, įneškite to žavesio, to tokio išskirtinumo ir kad iš karto atpažintumėt, kad tai yra pagrindinis personažas. Mano pagrindinis patarimas, ko nereiktų daryti. Nepradėkite daryti iš antro galo. Tarkim, nepradėkit nuo kadruotės, kol dar istorija nėra pabaigta. Nes, tarkim, jūs sugalvosite, kad visa istorija vyksta lėktuve ir jūs jau busit nusipirkę visi bilietus ir jau rytoj skrisit tuo lėktuvu, bet staiga scenaristas sakys, na, bet žinokite, geresnis vaizdas bus įplauksim laivu. Tai reiks viską keisti, bilietus atšaukti ir istorija jau bus nebepapasakojama laive, o bus vėl liks prie lėktuvo, nors jinai iš tikrųjų geriau žiūrėtus laive. Nepamirškite, kad pradžioje yra sukuriama kažkokia istorija, tada parašomas scenarius ir tada piešiama kadruotė. Ir svarbiausia, nebijokite, jeigu parašė istoriją, jūs darydami scenarijų, jinai papilnės, biškiutį pasikeis. Nieko tokio, jeigu keičiasi istorija paeiliui. Ir nebijokite, jeigu pradėdami piešti kadruotę, jūs pamatysit, kad šita ir šita vieta nesižiūri. Taip kinas evoliucionuoja, taip scenarijus tik gerėja ir pabaigoje, svarbiausia, nuo pradžios iki galo, ne iš galo į pradžią, bet nuo pradžios į galą. Tada istorija, kaip mes mėgstam sakyti savo studijai, jinai užaugs kartu su tavimi. Svarbiausia, nepersistenkit darydami. Jūs darot ne pilno metražo filmą, jūs darote trumpo metražo filmą, kuris turėtų būti 2-3 minučių. Tai yra optimalus variantas sukurti greitai ir kokybiškai. 2-3 minučių istorija turėtų apimti 2 A4 formato lapus piešiant kadruotę, maksimum 1 A4 formato rašant istoriją ir 2/3 A4 formato jau parašęs kino scenarijų.
kai piešite kadruotę, nepamirškite, kad vienai minutį užtenka maksimum 6 kadrų. Reiškia, jeigu bus su dialogais ir jie bus ilgi, tai galbūt vieną sceną užteks rodyti 20 sekundžių, gal 30. Nepamirškite, viena minutė turi 60 sekundžių, kad gerai ir sklandžiai istorija žiūrėtųsi, vienam kadrui 6 arba 10 sekundžių. Kas yra kadras, kurį jūs piešite? Tai yra viena scena, kurią jūs filmuojat pastatę kamerą. Jeigu kamera pernešate į kitą vietą, reiškia, tai yra jau antra scena. Ir taip, vienai minutei neneškit kameros daugiau negu 6 kartus į skirtingą vietą. Nebent tai būtų veiksmo filmas, kaip nuo kalno rogutėm čiuožia jūsų draugas su daug pinigų ir ten byra ir reikia rodyti stambių planų, kaip byra monetas, garsas groja, kur įtampos muzika visa ir šoka, ten 5 rakursais kaip pašoka, tada galite ir daugiau kadrų. Bet jeigu vyksta dialogai, monologai, tai vienam kadrui 10 sekundžių maksimum. Dabar aš jums kaip pavyzdį papasakosiu, kas yra scena. Tarkime, turite sakinį, močiutė eina į parduotuvę, bet įeidama į parduotuvę atidaro duris. Taigi, čia yra dvi scenos. Viena scena, rodom, kaip močiutė eina link parduotuvės, kita scena, stambus planas, kaip močiutė paima rankeną ir atidaro. Tai yra dvi atskiros scenos ir tai yra 2 atskiri kadrai. Trečias kadras būtų, kai močiutė įeina į parduotuvę. Iš patirties žinau, kad tai yra sunkus, bet labai malonus procesas, ypač kai pabaigi viską. Aš žinau, kad vieną vakarą jūs sėdėsit ir turbūt baksnosit į stalą su pieštuku, kaip nesigauna istorija, kitą vakarą baksnosit pieštuku, kaip nesigauna scenarijus, kitą vakarą sėdėsit ir baksnosit į stalą ir sakysit, kokia puikiai diena ir kaip gerai man čia viskas šiandien piešėsi. Nebijokit klyst, nebijokit klaust. Ir aš linkiu kuo didžiausios sėkmės, tegul būna sukurta dar daug nuostabių filmų, nesvarbu, animacinių ar vaidybinių, kurkit, nebijokit klyst. Ir kai jau viską pabaigsite, išsiųskite Lietuvos bankui. Taigi, jūs gausite užduotį apie finansų valdymą. Kas tai yra? Ir jūs turite papasakoti istoriją ant kaukiančio automobilio šono! Loterijoje laimėjo numeris 5! Ir visa esmė ta, kad aš nebeatsimenu, apie ką aš šneku. Visų pirma, kai gausite tuos kelis raktažodžius ir kas, kad jūs juos gausite, bla bla bla, čia tą nukirpsim vieną sakinį atgal. Turbūt kantrybė trūko ir išėjo, aš suprantu.